Pagrindinė STEAM idėja tai yra skirtingų mokslų integravimas. Mokytojo, kodėl mokyklai 45 minutės tiek ilgai eina? Ir kai tai kalba fizikos, chemijos užsiėmimuose, tai manome, kad savo tikslą tikrai pasiekėme ir mokslo tikrai uždegame. Žinome, kad Klaipėdos universiteto STEAM centro komanda turi dar vieną ypatingą narį. Taigi, kaip gyvena Pipiras? Jis labai fotogeniškas nuotraukose. Tai irgi yra labai svarbi jo funkcija. Sveiki visi Studento lango žiūrovai. Šiandien mūsų studijoje du ypatingi svečiai. Klaipėdos universiteto metodinio STEAM atviros prieigos centro vadovė profesorė daktarė Aelita Bridelytė ir svečias Skadi. Sveiki. Sveiki. Taigi, pirmą paklausiu, kas jūs paskatino imtis Klaipėdos universiteto metodinio STEAM centro vadovės pareigų ir ką jums reiškia vadovauti tokiam svarbiam projektui? Galiu pasakyti, kad man pačiai atsiradimas STEAM centre buvo visiškai netikėtas ir jisai turbūt, kvietimas vadovauti šiam centrui atsirado iš to, kad visi mano vykdomi moksliniai tyrimai, jie yra labai tarpdisciplininiai. Ir pagrindinė STEAM idėja tai yra skirtingų mokslų integravimas ir įvairius reiškinius žiūrėjimas per skirtingų disciplinų prizmę. Tai visą laiką tai, ką dariau, mano moksliniai tyrimai, veiklos įvairios, jos tikrai buvo tarpdisciplininės, siekianti tos pačius reiškinius pažiūrėti iš kitokių mokslų perspektyvų, įtraukti į projektus skirtingų mokslo atstovus. Ir ta patirtis turbūt ir atvedė iki to, kad esu STEAM centre ir padedu dabar jau kitiem žmonėm atrasti tokią prieigą ir pamatyti, kiek daug jinai vis dėlto atneša naujovių ir kiek daug inovacijų padeda sugeneruoti. Klaipėdos universiteto STEAM centro komanda pradėjo veikti 2023 m. rugsėjo 1 dieną. Kaip pasikeitė jūsų kasdienybė atsiradus šioms naujoms galimybėms? Kasdienybėje atsirado dar daugiau veiklos. Visą laiką buvau iš tų, kur turėti 5, 7, 10 projektų yra normalu, tai padeda, jog nėra absoliučiai jokios rutinos kasdienybėje. Visą laiką yra skirtingos temos, smegenys dirba 100% ir dar daugiau. Atsiradus STEAM centrui, kai kuriam projektam, žinoma, truputėlį reikėjo dėmesio kiekį sumažinti, ypač tais pirmaisiais mėnesiais, kol atsirado, kol vyko didžiosios statybos, įrangos pirkimai prieš atidarimą, tiesiog, daugelio žmonių reikėjo paprašyti, kad galite truputį palaukti mano dėmesio, čia truputį reikia daugiau. Ir vėlgi, man pačiai iš profesinės pusės tai buvo labai gera mokykla veiklų optimizavimui, darbo organizavimo ir panašiai. Bet tai dar kartą buvo įrodymas turbūt savo pačiai ir tiem, tarkim, savo vaikam, kurios stengiuosi ugdyti pavyzdžių, kad norint viskas yra įmanoma, reikia tiesiog, vėlgi plačiai atsimerkus pažiūrėti į viską, susidėlioti ir veikti. STEAM centro tikslas – skatinti ir stiprinti moksleivių domėjimąsi mokslu, ugdyti jų kūrybiškumą, iniciatyvumą, verslumą bei aktyviai formuoti inovacijų kultūrą Lietuvoje. Gal galite papasakoti plačiau apie šio centro veiklas ir kaip šie tikslai atsispindi praktikoje? Iš tikrųjų, daug dirbame su mokiniais, daug dirbame labai ir su mokytojais, kurie paskui grįžta į mokyklas ir kalbant su visa komanda STEAM centro, visą laiką kartojame, kad mūsų tikslas yra uždegti akis tų žmonių, kurie ateina pas mus. Parodyti, kad mokslas yra negąsdinantis, kad jis yra įdomus ir visiškai nesvarbu, kokią specialybę jaunuoliai ketina pasirinkti, kad mokslas reikalingas viskame, o kuo daugiau žinių turime, kai įprantame jas panaudoti, jomis laviruoti, jas derinti, tai
patys savo atveriame daug daugiau galimybių. Bet per skirtingus mokslus kiekvienoje laboratorijoje ir bandome tuo uždegti, parodyti, kad viskas yra įmanoma, kad netgi tie žmonės, kurie savęs nesiejo su tiksliaisiais, su gamtos mokslais, kad jie visą laiką ten gali rasti tai, kas jiem yra įdomu ir aktualu. Ir labai džiaugiamės, kai mokiniai kartoja, jau 45 minutės prabėgo, kaip greitai. Mokytojo, kodėl mokyklai 45 minutės tiek ilgai eina? Ir kai tai kalba fizikos, chemijos užsiėmimuose, tai manome, kad savo tikslą tikrai pasiekėme ir mokslo tikrai uždegame. Žinome, kad Klaipėdos universiteto STEAM centro komanda turi dar vieną ypatingą narį. Taigi, kaip gyvena Pipiras? Taip, Pipiras irgi yra mūsų komandos narys. Nežinantiem, tai yra robotas humanoidas. Jis yra ir komandos narys, ir atrakcija, ir geros nuotaikos skleidėjas. Todėl, kad, visų pirma, tai netikėtumas daugumai, o kai kurie vaikai atvažiuoja būtent dėl Pipiro. Todėl, kad tai yra nematyta, tai yra tikra ir tai daugeliu yra įrodymas, kad vis dėlto Lietuvoje technikos įdomybių gali būti. Welcome to the Klaipėdos STEAM Center. We are delighted to have you here to explore our facilities and see firsthand how we are fostering a passion for science, technology, engineering, arts, and mathematics in our students. Kokia šio vardo istorija? Su vardu buvo tokia situacija, kad mes net laukdami Pipiro atvykstant į Klaipėdos universitetą, galvojom, turbūt reikės padaryti kokį vardo konkursą. Bet kai atvyko robotas ir ant dėžės buvo parašyta Pepper, visi susižvalgėme ir vienbalsiai nusprendėme, kad labiau negu Pipiras, jam vardas joks geriau netiks. Kas yra Pipiro kūrėjai? Pipiro kūrėjai yra įmonės bendradarbiaujančios iš Prancūzijos ir Japonijos. Susitikimas su Pipiru buvo visiškai irgi atsitiktinis, bet per mokslą, per universitetų bendradarbiavimą, ir taip aplinkybės susidėliojo, kad vis dėlto pavyko suorganizuoti, kad jis pas mus atvyktų ir būtų mūsų komandos narys. Kokios jo yra pagrindinės funkcijos? Teoriškai šitas robotas buvo kurtas psichoemociniam žmonių palaikymui. Jisai pagal savo techninės charakteristikas gali atpažinti veidus, atskirti žmogaus lytį, maždaug nustatyti amžių ir atpažinti emocijas. Ir jo kūrėjai darė taip, kad jisai, kadangi gali judėti, gali analizuoti veidus, kad atpažintų, jeigu auditorijoje esantis žmogus jaučia psichologinį diskomfortą, kažkokias išgyvena neigiamas emocijas, galėtų jas atpažinti, priartėti prie žmogaus, užmegzti pokalbį ir padėti vėl jaustis gerai. Šitų funkcijų mes taip tiesiogiai nenaudojame, nes dėl asmens duomenų apsaugos esame išjungę ir veido atpažinimo sistemas, tačiau akių žvilgsnį jisai gaudo, dydis jo yra toksai, kad daro dažniausiai vaikam įspūdį, tai jisai daug bendrauja, daug mokosi kalbėti lietuviškai ir atlieka kai kurios, pradedant pasisveikinimo funkciją universiteto ir STEAM centro pristatymu, baigiant tam tikrų net pamokų medžiagos išdėstymu. Ir tiesiog jis labai fotogeniškas nuotraukose. Tai irgi yra labai svarbi jo funkcija. Kokias unikalias galimybės būtent Klaipėdos universiteto STEAM centras siūlo mokiniams ir pedagogams? Visų pirma, turėčiau paminėti, kad Klaipėdos universitetas yra metodinis STEAM centras, kol kas jis yra toks vienintelis veikiantis Lietuvoje, kiti veikiantis ir atidaryti centrai yra regioniniai, tai jų pirminis yra, pirminė tikslinė grupė yra mokiniai, o metodinis centras yra jau
orientuota stipriai ir į mokytojus, į metodinės medžiagos rengimą, tai yra STEAM ugdymo turinio rengimą. Tokie centrai dar bus Kaune ir Vilniuje, tačiau mes džiaugiamės, kad mums pavyko įsisteigti ir atsidaryti pirmiem. Tai iš tikrųjų galbūt svarbu paminėti ir tai, kad tas mūsų išskirtinumas ir ką mes darom, kaip mes kuriam inovacijas, kad mes nesižvalgom absoliučiai jokius pavyzdžius, kas yra daroma Lietuvoje STEAM ugdyme. Stengiamės nekopijuoti nieko ir net nesižvalgyti į šonus, bet norime kurti unikalų turinį, taip kaip STEAM ugdymo įsivaizduojame mes. Toliau kitas išskirtinumas yra tai, kad mes turime specializuotą jūrinę laboratoriją irgi, kuri yra vienintelė tokia Lietuvoje. Tai aišku, į tą laboratoriją ateina daug medžiagos, daug ugdymo turinio, kuris yra sugeneruojamas Klaipėdos universitete. Mes turime įrangą tirti vandens oro kokybei, kurti, modeliuoti atsinaujinančios energijos šaltinius, kurie būdingi jūros pakrantiai, priekrantiai. Tai būtent dėl šitų veiklų pas mus į centrą atvažiuoja mokiniai ir mokytojai iš Vilniaus, iš Šalčininkų, iš Švenčionių, iš Druskininkų, tai yra visiškai iš kitų Lietuvos dalių. Jie turi arčiau esančių STEAM centrų, bet būtent dėl jūrinės specifikos jie atvažiuoja iki mūsų. Gal galėtumėte pasidalinti įsimintiniausiais projektais, kuriuos įgyvendinote STEAM centre? Gerai, turbūt didžiausias projektas tai buvo apskritai pastatyti pastatą per mažiau negu pusę metų, jį įrengti pilnai ir padaryti didelį atidarymą. Ir atidarimas mūsų centrų turbūt buvo toksai, praeitų metų įvykis, šių metų įvykis, Dieve, jis dar visai neseniai buvo. Tai pareikalavo labai daug darbo, labai daug susitelkimo, labai daug tokio komandos išbandymo. O nuo tada tiek visko įvyko jau didesnių ir mažesnių projektų, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, susitikimų, vizitų ir panašiai. Dar didelis turbūt joksai žingsnis populiarinant idėją ir pradedant tyrimus, kurie jungia mokslą ir meną. To siekiame parodyti, kad vėlgi visoms specialybėm reikalingas, techniniam specialybėm reikalingas kūrybiškumas, o bet kuriam menininkui reikia išmanyti ir tiksliuosius bei gamtos mokslus, kad menas būtų tikrai efektyvus, kad jisai tikrai kalbėtų. Tai, gerai, metų projektas, tai, kad mes atsidarėm pirmieji Lietuvoje, sulaukė didelio visuomenės dėmesio. O toliau tai tiesiog didesni ar mažesni projektai, bet tai yra jau daugiau kasdienis darbas. Kaip žinome, STEAM specialybės yra tie dalykai, kurie kartais pateikiami kaip sudėtingesni ar sunkiau išmokstami. Kaip jūsų nuomonė galima pritraukti daugiau jaunimo į šiuos tiksliuosius mokslus? Mes centre stengiamės parodyti ir norime, kad jaunuoliai suprastų, kam jiem reikalingas mokslas ir kaip jis gali būti pritaikomas. Dėl to einame visiškai nestandartiniais sprendimais ir netgi kviečiame merginas į chemijos užsiėmimus, kurių jos labai bijo, bet pamačiusios, kad tom, kaip sakykime, visai moteriškom specialybėm, bet reikalingi tikslieji mokslai, arba turėdamos įgūdžių tiksliuosiuose moksluose, jos gali būti žymiai efektyvesnės savo veikloje. Žingsnis po žingsnio įtraukiam ir merginas, ir apskritai žmonės. Pavyzdys, fizikos laboratorija yra ta, kurios visi bijo labiausia. Į ją įžengti, matosi iš akių, kad reikia pasiryžimo, bet pamatė realiai, kaip fizikos dėsniai veikia, kad ten yra labai įdomu, žmonės nebenori iš ten išeiti. Ir tiek vaikai, tiek ir suaugę. Jūs minėjote, kad STEAM esmė ne pastatai ir ne įrenginiai, o naujos idėjos, kurios gimsta, yra ir įgyvendinamos kūrybiškai panaudojant turimas žinias bei techninės galimybės. Kaip šį požiūrį pritaikote STEAM veiklose?
Tai iš tikrųjų šitas požiūris yra mūsų toks kasdieninis kredo, su kuriuo mes einame. Ir nes matome iš tikrųjų, kiek net Lietuvos mokyklose yra neišnaudotų galimybių, yra už didelės lėšas nupirkta daug įrangos, bet jinai neretu atveju tiesiog stovi supakuota, todėl kad nėra žinių, išmanimo, nėra žmogiškųjų išteklių, kurie galėtų įveiklinti. Tai brangių pastatų ir brangios įrangos įveiklinimas, pritaikymas ugdymo procesui, generavimas idėjų, kaip parodyti tą patrauklumą tiksliųjų ir gamtos mokslų, tai yra tai, dėl ko sukame galvas kiekvieną dieną, dėl ko tikrai stengiamės būti labai kūrybiški ir ieškom tų idėjų ir jas plėtojam. Nes vėlgi, idėjos turi būti skirtingos, netgi kaip pradinuką ir kaip abiturientą pritraukti į mokslą, paskatinti pasitikėjimą savimi. Tai, taip, įranga gali būti kokia nori brangi, bet jeigu nėra žmonių su idėjomis, su užsidegimu ją įveiklinti, parodyti galimybės ir pritaikomumą, tai iš jos nebus nieko. O kokį ateities vaizdą turite Klaipėdos universiteto metodiniam STEAM centrui? Augti. Taip. Mes jau turime idėją mūsų 5. laboratorijai ir tikime, kad jinai artimiausių kelių mėnesių bėgyje jau bus atidaryta. Tai turbūt bus toks jau 25 metų vienas iš atidarimų. Toliau taip, esame jau laimėję projektų. Gerai, apsieisiu be konkrečių sumų, bet skaičių daug. Planuojame vėl plėstis, didėti, modernėti ir sukurti dar daugiau galimybių. Ir paskutinis klausimas, taigi kokį patarimą duotumėte jauniems žmonėms, kurie svarsto, bet dar nėra užtikrinti, ar tikrai nori daryti karjerą STEAM srityse? Visą laiką, ką pati patariu jauniems žmonėm, žiūrėti į pasaulį labai plačiai atmerkus akis ir kuo platesnių žvilgsnių. Ir tas žvilgsnis reikalingas tam, kad matyti, koks daugialypis pasaulis. O norint jame būti efektyviem, norint kažką iš tikrųjų pasiekti, reikalingas tarpdisciplininis požiūris, supratimas apie įvairius mokslus, matymas reiškinių, procesų iš skirtingų mokslų perspektyvos ir būtent kuo anksčiau pradedami tokie įgūdžiai ugdyti, kuo anksčiau platus žvilgsnis atsiranda, tuo lengviau, tuo įdomiau gyventi. Nes norime įdomiai gyventi. Ne? Tada visa veikla veža. Tai pati stengiuosi tokiais principais vadovauti ir labai kviečiu jaunus žmonės. Nes labai yra smagu dirbti, kurti, kai tai yra ir įdomu. Ačiū visiems žiūrėjusiems, tikiuosi jums patiko, ir susitiksime kitose Studentų lango laidose.